Na, labai stambi žuvis, labai atsiprašau, kad įbėgom jūsų sektorius, bet masės per žuvį. Pietus, o jau žuvies tikrai pakankamai. Tikrai sportinis tempas ganėtinai greitas. Sveiki visi. Labas rytas. Šiandien sugalvojom tokią įdomią avantiūrą su Arūnu, kurią jau mintyse turėjom kokius 3 metus tikriausiai. Buvo čia metų paplanuota. Tai va, bandysim šiandien pagauti žiobrį, nenaudodami gyvo masalo. Taigi, esame ant gražiosios Minijos kranto, apačioje daug žvejų, vis patraukia mūsų dėmesį, kas ką meta, kas ką gaudo. Pasikvietė Povilas mūsų svečius ir pabandysim ant avižadrebio pagauti žiobrį. Turėtų būti smagu, jeigu pagausim. Stipri žuvis, tokie degtukiniai įrankiai, tai bus reikalų. Tikrai taip. Tai ką, turim visą krūvą matiliuko silikonio iš Kalureso, išbandysim naujosius Kalurės kotus. Kol kas teko čiupinėti tik parduotuvėje, tai labai smagu bus išbandyti ir jos veiksme. Tau visai patiko, gerą įspūdį paliko. Šiaip įdomu jo, kaip, aišku, ten papurtai nuoga, tai vienas yra, užsidės valas, viskas tai bus kitaip, bet jo, pats tas blanko, toksai greitumas, kadangi man nepatinka ten tie šlangavoti visiškai, tai patiko, bus įdomu pabandyti. Tai va, bus labai įdomu, viską išbandysim. Mūsų rankose šiandien bus ekonominiai komplektukus, dėsime Felo rites irgi nebrangias, Kalurės spiningėliai irgi ekonominės klasės, aso valiukai, kaip visą laiką mus lydi, ir bandysim pagauti tą stiprią ir labai fainą žuvį. Nu, vieslo ar perkūno nori? Tai gal išsitraukiam, pasižiūrim, aš norėsiu pažiūrėti, kaip atrodo. Jau pasirinkai, žinok. Perkūną? Perkūną. Nu, gerai, bus perkūnas. Aš šiandien su vieslu gaudysiu. Turiu draugą, kurio šuns vardas Perkūnas. Jisai labai irgi mėgsta žvybą, labai. Realiai tai kotai, man atrodo, skiriasi tik tai rankena, nes blankas panašus ir šiek tiek dizaino. Užmetimas jų viskas irgi vienodas yra. Nu, žino, gali būti, kad ir netyčia neteksi savo meškerės, man ta rankena gal labiau patinka. Tai davai keičiamės, man asmeniškai skeletonas labiau patinka. Nu, parodai. Bet... Parodai. Bet šitas greitesnis. Bet žinok, man patogesnį rankiną. Na ir viskas tvarko. Išsiaiškinam. Šaunu šitą tada. Kokią rytę duosi man? Ta, kuri liko. Kuri liko jau, ne? Gerai. Arūnas, mačiau, pagrebė Aso Super P. Žalią valiuką susiviniojo. Aš Adžinga irgi 0,2 P. Tai abudu valiukai yra puikiai tinkami avižadrebiui. Ne vieną sezoną gaudom su jais, viskas tvarkoje. O aš iškart norėčiau atsiprašyti mūsų žiūrovų. Truputėlį sergantis, iš karto realiai po ligos važiavau į žvybą, ne į darbus. Galima pasakyti, į kitą ligą iš karto ši dėja nepagydoma jau. Tai truputėlį ir balsas prikimęs, ir nosis bėganti, tai norėjau iš anksto atsiprašyti. Ir Arūnas, mačiau, susirišo pavadėlį, kadangi su Povilu pakalbėjom, kad yra daug dugno kliuvinių ir visokių atšakų, kur gali pasižeisti valas ir greit nutrūkti avižėlės, tai ir aš rišuosi pavaduką. Realiai avižadrebiui pavadėlius rišuosi aš taip, pirmą susirišu prieš žvejybą, antrą susirišu, kai nutrūksta, trečią rišu tiesiai prie valo, nes atsibodo rišinėti tos mažus mazgelius. Nėra avižadrebiui būtinas pavadėlis, yra kas naudoja, yra kas ne, bet mes šį kartą pabandysim juos panaudoti, kadangi, kaip ir sakiau, yra daug dugno nelygumų. Tai avižadrebiui naudojami 0,11 iki 0,13 fluorokarboninis valas, irgi ten kokį 20-30 cm jo pasidarom ir tada rišam tiesiai avižėlę. Aš rišu tiesiai prie fluorokarbono valo, Arūnas naudoja tokius mikrosegtukus specialiai pritaikytus arba tinkamus avižadrebiui ir jau to mažom avižėlėm. Tai irgi daug iš klientų gauname klausimų, ar reikia naudoti, ar nereikia. Tai čia kiekvienas pagal savo skonį, pagal savo patogumą.
iš antro kibimo. Ne pats didžiausias apsižiobriukas, bet kaip su avižadrebiu, visai neblogai. Moknys. Kuoja? Šiandien žvejyba sugau kuo daugiau rūšių žuvų. Taigi taip norėjome žvejoti ir pagauti žuvį, kad nespėjome pristatyti Povilo, kuris pasikvietė mus šiandieną į svečius ir greitą pradžiamokslį pravedė, kaip atlikti pravedimą, visą kitą. Apsižuvinom kiekvienas, pamatė žvėjai, kokius mes ten cirkus išdarinėjom trysia po tiltu, tai krantas prastuštėjo, galima šiek tiek ramiau ir laisviau pažvejot. Tai norėčiau, Povilai, kad truputėlį paaiškintum ir mūsų klientam, jeigu sugalvotų šitą dalyką užsiimti, nesipurvint pirštų su matiliais ir dzikais ir pabandyti tą avižadrebę pagauti žiobrį, kaip pravedimas, masalai, svoriai ir panašiai. Gal galėtum greitai papasakoti apie visą šitą dalykėlį. Be abejo. Tai pradžiai sveiki. Šiaip tą žiobrį pradėjau praeitais metais gaudyti iš to tokio įdomumo, kaip apgauti žuvį, nes pamačiau vizualiai žiobrį palei dugną blyksint ir tada pradėjau žaisti. Vienaip, kitaip, trečiaip. Tai efektyviausias būdas, tai vis tiek galima sakyti, kaip nimfavimas gaunasi toksai. Svorį, aiškus, pasirinkti reikia pagal srovę, bet esminis faktas, kad tas žiobris stovi prie dugno. Tai mes to 0,5 ar 0,8 avižos taip metant žemyn srovę tikrai neužskandinsim. Tai keli būdai yra. Tarkim, dabar, kai mes žvejojam pagrindė, tai metam šiek tiek prieš srovę, duodam laisvą valą, kad masalas pasiektų darbinį gylį. Ir tada be jokių agresyvių, o tiesiog su srove šiek tiek per mažą sprinduką šokdinam palei dugną tą mūsų masalą ir leidžiam su srove dirbti. Realiai aš asmeniškai kaip gaudau, tai jau kai gaunasi 45 laipsnių kampo žemyn srove, aš jau susirenku avižą, nes jau tada nebeišeina išlaikyti tam darbiniam gylyje ir vis tiek jinai jau būna prikilus. O masalus kokius naudoji? Iš masalų tai man geriausiai tika lūrės matylius. Kaip pavyzdys, va, turim tokį kraujuką, krevetės spalvytės, bet pagrindė matylius. Realiai aš, kai pradėjau ant jo, atradau kelias spalvas. Dirbančias? Jo, dirbančias ir daugiau tik tais bandžiau ir ant visokių krakabolų gaudyti ir panašiai, nu ne tas. Pas man kišenį pilna, dabar kaip tik testuoju vis skirtingus, ir krakę, ir vėžiuką, ir viską. Bet kol kas tai matilius, berods visi ir buvo pagauti. Matilius kažkaip tas natūralesnis ir mes stengiamės prezentuoti masalą natūraliai. Ne kaip, tarkim, kad džigų, kad ten šokinėtų ten staigiai nuo dugno tas masalas. Nežinau, gal ir buvo žuvis. Tai va, net tiesiog lėtas pravedimas. O masalas šokinėja vos palei dugną, kaip koks matiliukas, kad dirbtų. Ir viskas, tai vis tie tokis gaunas kuo natūralesnis padavimas. Tai tuo pačiu būdu aš ir gaudau ir šapalą, ir šiaip upiai stengiuosi visą laiką paduoti tai žuviai kuo natūraliau, kad kaip koks tas kirminas ir skęstų realiai. Esminis dalykas jo, tai avižų reikia turėti nemažai, nes kaip ir sakiau, eina viskas palei dugną. Valai ploni. Valai ploni, jo, kad nereiktų ten tos svorio dalio dėtis. Ir gaunasi daug nutraukti. Nes praeitais metais, tarkim, aš vasarop tą žiobrį, gal buvo šilčiau, biškiek aktyvesnis, tai aš gaudžiau grinai atsistojęs atsisukęs prieš srovę. Tai gaunasi tu meti prieš srovę,
leido užskesti iki darbinio gylio ir tiesiog susrovė, kad šokinėja vos taip, pabiški ir tokių smūgių kažkokių nebūdavo, užsunkėję, tik kai pakerti, tada prasideda šou. Tai, žiobrį turim. Opa, visai gražus. Ja. Kaip ir sakiau. Žinoma, nepamirštam ilgų graibštų. Jo, nes čia mini skardžiukai. Gan stiprus šitas. Turim. Ačiū tau. Va, galim parodyti kamerai. Ant to pačio matiliuko. Dydis tai minijos standartas. Va, matiliukas. O didesnių papuola? Nu, būna retkarčiai, bet žinai, kaip visiems tiem žvejams didžiausiai nutrūksta. Klasika. Nes šiaip labai dar toks vienas iš patarimų mano akimis, tai labai tikrintis valą. Jeigu būnat užkabinę kažkur, už dugno atsikabinot ir panašiai, akmenis yra pjūklas tiem ploniem valam baisiai. Tai kad ir ta aveža dar ten stovi, siūlyčiau pasitikrinti su rankytėm, ar viskas tvarkoje. Nes daug tų žuvų, ypač žiobris, tikrai stipri žuvis, man realiai smagiau ją traukti negu patį tą šapalą. Nu, aiškus jau šapalas virš 50 cm jau kita kalba, bet tikrai smagiau. Tai daug buvo tų nutrūkimų ir viskas per žioplą galvą. Iškėpsipainėm. Per žioplą galvą, kadangi nepasitikrinau valą. Ir tu pamatai, tik suspindi gražus žiobrys, jau prisitraukė, atrodo, šalia biškį davė spurto ir viskas. Pagalvoju, kaip skanu būtų prie alaus ir žiūri, jau nuplaukė tavo vakarienė. Jo, grinai. Išėjo. Ja, viskas liūs. Manau, tikrai daug naudingos informacijos pateikiamo, kadangi žvejot mažiau, galim ir patys laisviau pažvejoti, nes įsigrūdė vienoje vietoje. Jo, dabar galim tikrai laisviau, nes šito žiobrio dabar tikrai visur yra, daugiau, mažiau. Vietos dar nepakalbėjom. Nemeluosiu, vietos, tai pas mane, žinokit, aš susirandu vizualiai. Eini, žvejoji, bet kokią žuvį, eini tiesiog, aš kartais būna laiko, turiu laisvą. Tokio po valandą, po dvi, tai važiuoji, žvejoji, bet kokią žuvį, realiai turiu visokių masalų, visko ir žiūri. Ta žiobrį tai pagrinde aš susirasdavau taip gan gilu, nu tai tarkim 1,5–2 metrai gylis ir tu tik pamatai, kad paliduksna vis blikst kažkas toksai didesnis, žinai. Nu tai beveik visą laiką man ten būdavo žiobris. Šitą vietą, kur dabar žvejojam, tai čia irgi lygiai taip pat suradau. Atėjau žvejot, pradžią žaidžiau su aukšlėm, kurių čia yra be galo daug. Jo, be galo daug. Ir po to tik pamačiau, kad giliau bliksi, supratau, kad žiobris. Ir pabandžiau pagauti. Kaip sakau, man avižadrebis tuo žavi, kad realiai gali visą žuvį pagauti. Tiesiog atrask svorį, atrask pravedimą, masalą. Toks ir gaunasi kaip galvoskis, pastovas galvoskis. Tikriausiai dėl to tiek daug žvejų ir sužavėjo šis žvejybos būdas, nes jis greitas ir labai efektyvus. Jo, tikrai taip, nes niekada negavau, kad aš to pačiu spiningu gaudysiu karos. O mariose gaudai efektyviau negu žmonės pasišėrę su plūdine gaudo karos. Taip. Judėjai, vaikštai, pamatai, atsakau, man aš toks žvejys mėgstu labai vizualiai pamatęs kažkaip tą žuvį apgauti, tą galvoskį išnagrinėti, tai tikrai įvairiausių ir šapalų didelių, ir tų karos, ir tų karšių, kokių tik tais esame nepagavę. Bet vizualiai pamatai, net vakar pasisekė, pagavau šlakį ant avižos irgi, 013 PE, turėjau daug džiazo tikrai, bet kas įdomiausia, kad mačiau visą kėlimą, iš 3 karto paėmė. Ir viską, nuo A iki Z. Ir ištraukimas, ir viskas. 15 minučių darbo ir krante. Tai atsakau, avižą viską gali pagauti. Įspūdinga, tikrai. Man tai nuostabiai. Ir nereikia jokių pašarų, nieko. Tai turi skuduriuką pasivalyti rankytėm, jeigu reikia. Mažą tašytę, viskas, ko reikia. Avižų kišenė, masalų kita kišenė. Jo, tai čia paprasčiausia. Ir vietos daug neužima mašinų. Ypač, jeigu vaikų kokių turi, tai meškerytę mažą įsimetį, mažą tašytę, nieks netrukdo niekada.
o net žuvis šokinėja. Super. Eisim ten gal pabandyti. Jo, reikės irgi pabandyti. Gerai. Na, kol kas su tikrai rezultatais mūsų Arūnų lenki. Pavyzdžiui, patį virpinimą darai pastovą ar su pauzėm kokiams? Su pauzėm. Nu, aš bandau įsivaizduoti, kaip tas matylius ar koks kirminas vandenį juda ir jis tikrai ne visada jis ten judesy tam bus ir panašiai. Tai mano toks pagrindinis tas įsivaizdavimas, kad biškį pašokdini ir leidai ir leidai tai srovei biškį paneštą tokį, nu, kaip skęstantį masalą. Nes, nu, kad ir kiek, vat, su visom rūšim buvo, daug kas iš pagrindė beveik visos žuvis su aviža, kur gaudau, kimba ant sklendimo. Net tuo metu, kai judini. Nes gaunas, tu, kai judini, tu sudomini tą žuvį, nu bent kiek vizualiai matai. Ir kai jau sklendžia, jinai skęsta po to judinimo. Ir va tada tas ėmimas. Atrodo lengvas grobis tada buvo. Jo, toks lengvas grobis, ypač dabar dar vanduo gan vėsus yra. Tai ta žuvį, bet realiai visus metus. Netgi vakar, va, tas pats šlakys. Virpino, aš atrodo, bandau išerzinti, jisai eina paskui, bet jis nekimba. Tik daviau, va, tik meškerę žemyn paleidau, kad priskęstų labiau. Tuo metu paėmė. Tiek ščopalai, tiek meknės, nu ir važiobriai. Aiškus būna tų išimčių, bet ką vizualiai matęs, tai stengiasi tokiais intervaliukais biškį pašokdini, paskęsta biškį. Aiškus dėl to nutraukiam daug, bet čia jau neišvengiama. Nu, tos avižos tikrai ne kosmoso kainuoja. Ir gali tikrai biškį parizikuoti dėl to smagaus laimikio, ypač to kaip žiobris. Nu, žiauriai smagi žuvis gaudys su aviža. Ne, man taip pat žiobrių žvyba, tai laukiu to pavasario kaip išganimo, kad ir su feederiu kokį lengvesnį pasimti. Ten, aišku, nedėk 100 gramų ir užmetimas iki 2 pėm ir tu pakaifuosi irgi, bet su avižadriu visiškai game changing experiences. Tai va, kitais metais tikrai mano tam bucket liste yra nuvažiuoti tą pačią Latviją, į tą pačią Bartą pabandyti. Ten taigi žiobriai biškai kitokio kalibro. Jo, kitokio kalibro susirasti, aiškus bus darbas susirastų vietų, nes ant tų srovių tokių tu čia nepamėtsi, to 0,5 gramo labai daug. Vis tiek tą reljefą reikia biškį išsinagrinėti per vasarą, namų darbus pasidaryti. Bet aš manau, ten tai iš vis būtų esminio standartas, nu kas, iki 600 gramų kažkas tokio. Nu, o Latvijai galėjau didesnių pasigauti. O be to aš žiobrio tai negaužiu niekada nei su spinningu, nei su dugninė, nei su plūdinė. Tai man čia iš vis buvo toksai stebėdavau ir ta žuvis būdavo labai tingėdavau terlintis rankas. Tai atradai būdą, kuris palengvina visą šitą. Jo, tai va, tas tikrai labai palengvino ir šiaip kol kas, ką matėme žvejų aplinkui, tai ir žymiai rezultatyviau. Tai pasyviai. Tik gau, kad ta aukšlė. Kol aš perrišinėjau avižėlę, opla. Ava. Dar vienas. Standartas. Bet vis tiek smagu tikrai. Veiksmas. Kaip ir sakiau, realiai net nejudinau, leidau su srovė eit, vos pakruotinį, kokį centimetrą 2. Nenoriu pasiduoti paprastai. Bet smagiai ant to lengvo spiningėlio viskas taip jautriai jaučiasi tie valiukai. Žaibukas. Nors ir nedidukas. Jo, vis tiek. Bet emocijų daug smagių suteikia. Opa. Kai nebekimba žiobris ir nori biškį atgauti azartą, nes jau, žinai, nusiboda, nebekimba. Pasidarai va tokį reikaliuką. Kaip gerai užsitempė, kala ir neužsėda.
Ap. Kiekvienu metimu. O taip pagavau pravedimą, vietą, kur jie stovi. Ir vyrai aplinkui nelabai patenkinti. O, tokie žiobriukai. Gerai šitas įsisegęs. O. Up. Nu, bėg. Taip, o mano pravedimas dabar yra toks surastas. Tuo įsitrauksiu, nes matau, kad ne trūko trupučiuką ten, kur reikia. O, dabar gerai. Beveik metu 90 vos prieš srovę, kad užsiskandinčiau per tą laiką, tada iki dugno. Ir lėtai prie pat dugno ir įdenu su lengvais prapurtimais, tada kimba ir aš nepakirtu. Nu, dabar susilyginu su manim avižėlė ir turėtų va čia būti kibimas, kaip ir buvo. Ir kol nėra vėjo, tol viskas gerai. Tik tai atsiranda vėjas, pradeda nors trupučiuką gaubt valą ir viskas. Ir neišeina jaust maslo, neišeina pravedimas ir kibimo negauni. O tik tai vėjo nėra, nurimsta ir viskas gerai. Gražus, nedidelis, bet kaip savi žadri, bet labai gerai. Nors Povilas sakė, čia minijos toksai visai standartas, tie nedideli. Žubriukas, nedidelis, bet stiprus, kaip ir jie visi. Ir kas smagiausia, kol kas visai neblogai mūsų planas veikia. Sakėm avantūrą, bet šį kartą visai pavyko. Džiugu, dar tik pietus, o jau žuvies tikrai pakankamai prigaudyta. Ir tokie gražuoliai suteikia be galo daug emocijų, o žvejyba būna fantastinė tiesiog. Ir plauk. Davai, va. Aknys. Bet skaitykloje buvo pilna tų fideristų ir nebėra. O mes lupam. Povilas juokauja, sako, atsistojom tryse, kaip arėja trautas čia atrodo, o žvejojam laukiniai upiai. Tikrai sportinis tempas ganėtinai greitas. Būčiau dar graibšto nepalikęs kitoj vietoj, tai būtų dar šauniau. Nieko.
Man labai stambi žuvis, labai atsiprašau, kad įbėgom jūsų sektorius, bet masės žuvį. Jo, šapaliukas. Na, šapalas iš karto jaučiasi iš savo kovos. Bet nėra žiobrių. Jau nuėjo panašu. Ir norėčiau atkreipti dėmesį šį graibšto kotą. Taip patogiai susiskleidžia, visiškai mažas transportavimo ilgis, o yra net 3 metrų. Žinoma, jų galima pasirinkti net iki 4 berods metrų ilgio. Tai superinis, greitas, patogus graibštukas. Ypač va tokiom žuklėm, kur yra nepatogus krantai. Viršų yra plūduras dar, kuris palengvino šiek tiek graibšto galvą, įdėjau žilkinę galvą, kuri irgi nieko nesveria. Tai labai greita ir patogu. Reikia kartais stebėti ženklus. Liko, tai yra, nu jo, čia paskutinė, nes turim vieną kolegą, kuris labai čia neblogai avižas mano pratuština, tai ištraukiau be guminuko, skrandukas tuščias, važiuojam pietauti. Na, papietavom, leidom truputėlį vietą ir žiobriam palsėt. Ir vėl atvykome į šią visai neblogai kibę vietą. Tik kad va po pietų pakilo vėjas šiek tiek didesnis nei įprastai. Arūnas, matau, jau keičiasi avižą. 1,4 dėsias? Jo, dėsiu 1,4, nes nuneša tas gaubę, vėjas valą ir kelia avižą nuo dugno ir gerai kelia tenais. Ir matosi labai akivaizdžiai, tik tais vėjo nėra, tu gali dugnu ir dent prie dugno prilaikyti ir turi kibimą. Jeigu tik tai vėjas pakėlė ir viskas, kibimo negavai, geriausiu atveju šapaliukas. Nu, duos ir man 1,4. Matau, jau pavadėlių nebenaudoju, kaip ir sakėm. Ne, nu čia pavadėliai pirmiems metimams, pirmoms nutrauktom avižom. Pavadys labai gerai, man šiaip patinka, bet va, gal stovinčiam vandenį va gaudyti, kur tau per gilius reikia paviršiui, ten viduriniam vandens sluoksnį, arba nėra kliuvinių daug, o čia grinai, čia bėdos ieškojimas, pastoji užmeti ir nu, dugnu realiai visą laiką trauki, truputį sukeldamas, tai visus šiekštus viską renki. Lygiai taip pat ir su karabinais, geriau kur viduriniuose vandens sluoksniuose. Taip, kur reikia daugiau, nu čia nieko eksperimentuoti nereikia, užsidedi va, susiradai koksai svoris, plius minus su kokiu dugną pagauni, kiek eina išsilaikyti ir viskas, ir gaudai. Tai. Gerai, kolega, pavaišink mane irgi tą vieną avižą, pabandysim tada po pietų, kaip čia seksis mums. Nu tai kaip dabar pagausi? Pažiūrėsim, kai baigsis. Man atrodo, žiūrėk, įdėk į graibštą ir paduok man tą visą dėžutę. Žinok, žinant tavo, nelabai noriu aš tą dėžutę duoti. Jo, aš atsiųsiu. Arūnas avižų nebeturi. Dar vieną turiu. Na, kaip Arūnui geriau pasigauna dugno su 1,4? Žymiai geriau, mažiau tą valą taip iškelinėje, net matosi, kad nu ją pritempinėje. Tikrai gerai 1,4. O ir kibimą turėjau. Dažnai ir iš klientų sulaukiam klausimų, kaip taisyklingai prisirišti avižą. Tikrai nėra teisingo būdo. Vieni riša vienais mazgais, kiti riša kitais. Aš rišu į kilputę. Man toks paprasčiausias, greičiausias, sakykime, būdas, nes kartais, kadangi tie žvejybai, avižadirbiai pinti valai yra labai ploni ir slidus, būna ne visa užveržia mazgą, o kilputę kelis kartus apvyniojus puikiai laiko ir nematau didelio skirtumo tarp žuvies kibimo ar į kilputę ir stabiliai būtum pririšęs visą tą avižą.
Paprašysim operatoriaus pagelbėti. Arūnų neštą avižų, kad parodytų, kaip surišasi jisai. Kadangi nutraukiau avižą eilinį kartą, tai parodysiu, kaip aš rišu avižą. Visiškai paprastai, vat, valą paimu dvigubai. Kišu per kilputę. Tada tą valą mums reikia pilnai vieną kartą apvynioti aplinkui. O taip. Prakišu pro kilputę, kuri gavosi. Ir tą vat mūsų dvigubos sulenktą valą. Aišku, būtų jisai netoks plonas, būtų viskas lengviau. Dabar jį čia reikia praskirti. Per tą kilputę sulenkto dvigubą prakišu ir gražiai užsitraukiu. Viskas. Nukirpam galiuką, dedam guminuką ir metam. Nu, bet jau tokia čia ta žiobrių žvejyba. Paviršiuje jie neima. Reikia prie dugniuko. O prie dugno yra ten daug dalykėlių. Įvairių. Visai nekemba. Nekiba kažkokia. Vieną kibimą turėjau, kaip pas tave. Aš irgi vieną. Ten dar pradžioj bakstelio taip atsargiai. Ir viskas. Šapaliukas. Šapaliukas, netgi taip galėsiu iškelti. Žiobrio nėra. Bent kol kas. Pakimba šapaliukas, irgi smagu. Kaip matot, mūsų ekipažas šiuo metu truputėlį apmažėjo vienu žmogum. Povilas išvažiavo į parduotuvę avižų papildymo, nes jų palikom čia tikrai gausiai, nors sakė pasimti nemažai pasiėmėm, bet jau galvojam, kad į pabaigą žvybos gali ir neužtekti. Vyko Povilas greit avižų, Arūnas turi zacepą. Ne, Arūnas turi Povilo valą. Čia, jo, ir Povilas dar valo prie to pačio, nes kažkur tais visą čia paliko mums dovanų. Kaip šauniai. Ir dabar dar gali būti, kad aš turėsiu nutraukti viską. Ai, Povilai. Ne, atšovė. Taigi žvejyboje nutinka pačių įvairiausių dalykų, tai ir man šiandien atsitiko gyvenimas. Galit matyti, jau gaudau su kitų įrankių. 99,5 tikriausia procento iš įvykusių atvejų, kai lūžta avižadrebio galūnė, būna dėl žmogiškosios klaidos. Lygiai taip pat ir man nutiko, apsisuko valas aplink galūnę, kai buvau pasidėjęs meškerį, nepastebėjau, pasukau šiek tiek kritęs rankenėlę, galiukas susilenkė ir padarė triokštą. Bet ne bėda, šiems pinigam yra įsigyti atskirai viršūnių, kaip ir daugelio avižadrebio kotų gamintojų jau sukuria papildomai, kadangi patys kotai ir tiek viršūnėlės būna be galo liaunos, tai tokiu atveju tiesiog neišvengsi žvejyboje. Buvom su Arūnu nusprendę po pusdienio pasikeisti įrankiais, pabandyti skirtingus kotus, kad truputėlį pajaustume jų tarpusavio skirtumą ir į testai. Gavosi, kad aš išbandžiau savo, apžuvinau, patiko, už atitinkamą kainą, kokybė yra tikrai puikiai, kotas šiek tiek aštresnis, greitesnis, netoks šlangalotas. Jeigu ieškote tokio varianto, tai šiame kainos segmente, manau, vienas iš favoritų galėtų būti, o Arūnas vis dar sėkmingai gaudo, tai papasakos gal irgi savo įspūdžius šiek tiek vėliau žūklėje. Na, panašu kažkaip, kad žiobris pasitraukė iš tos vietos. Matosi vienas kitas šapalo išėjimas. Nežinau, palauksim Povilo. Gal jo žuvis laukia ir nekimba, kadangi vietinis... kitoj pusėje ir išlindo kaip tik ponas. Šiaip tai kibtų, jeigu čia kažkas būtų nepritraukęs valų labai didelę krūvą.
Ir svarbiausiai, žinokitės, tas žmogus pagaudė ir tepėsi slidės. Aha. Ką, pagaudžiau čia, pasėdėjau, nekimba niekas. Tik tais tie patys kliuviniai, tai Povilas anoj pusė, ten matau vienas liūdį. Reikia eit palinksminti. Taigi, žinai, žiobris, blemba, jisai būna bjaurus padaras. Pakimba, po to nebekimba. O čia buvo belekiek žuvų prie kranto. Bet jau buvo, ne? Praplaukė, čia vieną kibimą turėjau, antras praleidimas, vėl nutraukiau avižą. Bet nuvarė į viršų, ne? Darom upės valymą. Surenkam tiek savo, tiek kitų žvejų valus, kad kitiem meškeriotojam netrukdytų ir kad žuvis galėtų laisviau plaukioti. Neišbaidyk tik žuvų. Labai nekibo čia. Tai va, atliekam gerą darbą gamtai. Pravedimą atliksiu, gal Arūną dar pagausiu. Būtų personal best. Jo. Žiūrėk, Sėdi. Nu, jie. Na, kai visa didžiausias pabėga. Ja. Oho. O, žvėris. Arūnas sudrumstė vandenį, atplaukė ešerys pažiūrėt, kas čia įvyko. Ir neatsisakė skanaus matilių. Na, kaip Povilai, iš ten aukštai matosi žuvies? Jo, dėl to čia ir žvejojam. Tai, kaip ir sakiau prieš tai, tai mano požiūris toksai, kai aš kaip žvejoju, pradžiai susirandu tą žuvį ir vizualiai. Tai šiaip be akinių, poliarizuotų normalių, to tikrai nepavyktų. Mano visos žvejybos... O kaip su akiniais tos kliuviniai dugno matosi gerai? Jo, matau, kad į pagalį kabinau, bet labai tikėjausi, kad virš pagalio praeis. Šiandien visą dieną taip tikiuosi. Bet jo, be akinių tai nieko nebūtų. Mes pati pradžia žvejybos, kai buvo, tai stovim žvejojom, pamatėm, kad išeina ant smėliuko žuvis, iškart pasakai, pum žuvis. Mes juokaujam, nu ką Povilai sakom, per tos savo stebuklingus akinius, matai. Jo, tai... Ir pats susidėjau su poliarizuotais stiklais, tai viskas daug aiškiau, tiek dugno reljefas, tiek kur žuvis laikosi, tiek va visi dugno kliuviniai, kurie šiandien mus labai taip myli. Jo, tai sakau, šiaip aš kai upėse žvejoju, nu be akinių. Arūnas, va matot, akinius tik nusiėmė iškart į kliuvinį. Be akinių, šiaip sakau, upėse žvejybos aš iš vis neįsivaizduoju. Aš manau, čia vienas iš tokių prioritetinių dalykų turėtų būti. Ne vien tik tais, kad kliuvinį kažkokį rasi ar žuvį, bet jeigu dar brendi kažkur, tai ir sveikatą savo saugai, nes, nu tikrai, būtent šioje vietoje ne viena esu sutikęs, kur čia ir dobučių yra tokių, kur brendi atrodo normaliai murkt. Tai gerai, kai vasaras šilta, bet jeigu varai va tokį pavasarį, tai... Sakau, žvejybų upėj būtinai akiniai reikalingi mano požiūriu. Ir labai gali gerai, pavyzdžiui, atėjęs į vietą ir tą svorį pasirinkti. Žiūri, užsidėti šviesesnį masalą, aš mėgstu užsidėti baltą masalą. Žiūri, kaip darai pravedimą, ar pakankamai gerai tas masalas praeina, ar ne per greitai, ar ne per lėtai. Tai toksai kaip čytas gauna. Aš irgi iš tikrųjų pirmą kartą, kai pradėjau pirmą žvybą, kai išvykau su poliarizuotais akiniais pagaudyti, tai toks visiškai game changeris buvo, daug supratai, daug pamatėjai ir viskas ženkliai iškiau. Tai jo, tikrai pravartus labai daiktas žvybai. Ir tu, ta prasme, netgi būna, nu, tu atsivijimų matai. Taip. Ir tu, sakau, ir vakar, ir šiandien buvo, nu, matai, ateina ir žiūri, ką darai, jeigu ten neužkibo, aha, tuo metu nesklendi, o tu prilaikėjai, sekantį kartą kitaip pabandysi, tada paėma ir pamatai, kas tai žuviai geriau. O taip tai aklas, be akinių, tai pravediniai, nekimba. Ir... Kaip aklai vištai grūda, mėtai. Jo, grinai, nes, nu, daug žvybų ir išgelbė. Ypač su aviža, aš tą patį karšiškai gaudau. Pas mus Danėj centre, tu matai tą žuvį, tai padavinėjai,
uždedi tą 0,3 gramo, kur atrodo visur gerai tinka. Taip, taip. Vat per greit šiandien skęsto, karštą dieną dar kažkas uždedi tą 0,2, pradėt kipt. O kas tas 0,1 gramo? Bet... Tokios smulkmenos turi įtakos realiai žuvies kibimui. Labai. Svarbu gerai pasirinkti akinius ir turės tikrai gerą laiką prie vandens. Tiek jau tikrai labai neblogai ir dienos metu pagaudėm. Jo, tikrai žuvies yra da. Gal jau gana? Čia va, grinai tiesiai, pamanim. Iš ten pabandykite, ar žiūrėti. Praleiskit, girdėjau kimbą. Atsiprašau. Niekas neatleido. Bandysim pažaisti šiek tiek su svoriais, nes nuo dugno vienas kitas labai jau silpnai pradėjo kepti link vakaro ir vizualiai matau, va, prisikėlęs stovi žiobris, kokį pusę metro gylyje, po jais pravedinėjų nekimba, tai pabandysim padaryti, užsidėti 0,2 gramo ir kad grinai jam palevėdis klestų. Nėra ta žiobris tokia plėšų žuvis, kai tenai medžiotų. Tai gal pavyks taip jį prižiūdinti. Nes kas buvo diena ir kas dabar, tai kaip diena ir naktis. Vidudienį kibo žymiai geriau negu vakare. Net keista. Dedam tada tą patį, kur aš mėgau spalvą gal. Kur daugiausiai pagavau šiandieną. Aiškus minusas šito viso reikalo, tai gali būti, kad aukšlės neduos ramybės, nes aukšlės buvo prisikėlusios. Bet dabar aš jų kaip ir nematau. Atrodo gal negerai, kad toks ilgas galas, bet imituojam kuo gyvesnį tą kirmėliuką. Tai mano supratimu, kad būtų to elastingumo. Vis tiek paima, tai jau paima normaliai. Retas už galiuką ima. Dabar, kai jau užsidėjau, nebematau. Na, aukšlės prasidėjo iš karto. Bet yra, ten jo yra. Taip, nenorom. Pavyko. Šiaip ne taip vieną iš kokio nežinau. O 0,5 ar 0,8? 0,8 viža. Superinis matiliukas, kuris visą dieną šiandien mus džiugina. Bet jau taip atsargiai, taip sudėtingai jie vakare kimba, visiškai nesulyginsi dienos metu. Per tą pačią vietą pravesdamas turėjau gal kokius per 3 pravedimus, kokius 6 kibimus ir galiausiai šiaip netaip sugebėjo sėsti. Nedidukas, bet smagu. Vėl atsirado veiksmo. Plauk, neišbaidyk ir pakviesk brolių ir seserų, kad dar pakiptų mums truputėlį. Ir matilio galiojimo laikas baigėsi. Deja, nutrūko šį kartą. Reikia pasikeisti kitu. Bet šiandien vienareikšmiškai geriausias masalas, kibiausias, visos žuvis realiai ant jo. O ir Povilas kažką pagavo. Spūdingo dydžio. Aš ne tą žuvį dabar gavau, aš ešeriukus gaudau. Tiksliau, gaudau žiobrį, bet kimba ešeriukas. Jau man atrodo trečias. Ant vakaro. Beveik pamečiau savo masalus. Iš esmės kalūrės matilius šiandien vienareikšmiškai kibiausias geriausias masalas. Bandėm ir kitų, kelios žuvis pagavo, bet per daug nesimėtėm. Kas patikrinta ir veikia, tegul ir neša naudą mums. Šis masalas yra kaip ir didesnė įprastinė uodo trūklio lervos imitacija. Iš minkšto, bet tvirto silikono pagamintos geros spalvos. Kalūrės komanda tikrai jau atkreipė dėmesį ir žvejų pastabas, ir norus, ir padaro masalus tokius, kokius reikia. Ir matau, šiandien puikiai jie mums tarnauja. Tikriausia tas masalo dydis, plūdrumas turi įtakos, kaip
Tai buvo kibimukas. Kaip atleidai ir leidai jam ridentis palei dugną ir va būtent jis puikiausia viliojo žiobrius, meknę, šapalus, ešerius ir kitą žuvį šiandieną. Zacipukas. Spalva šiandieną dirbo geriausiai raudona, violetinė, toks lengvas pinkas su blizgučiu, ypač kai saulytė švietė. Šiaip visos spalvos tikrai labai atrodo perspektyvios, bet kažkaip šitos pagrindė, kiek ir aš ir kolegos mačiau gaudė. Dar mums duoti masalai buvo prisotinti krilio aromatų. Rankos tikrai nemaloniausia kvepia, bet žiobris mėgsta šitą skonį ir kvapą. Arūnas, matau, pavargo nuo avižų rišimo ir jau į aikštelę nebegrįžta. Mes irgi, manau, baiginėsim po truputėlį savo žvejybą. Tikrai buvo laikas, puikiai pasportavom, dabar šiek tiek aktyvumas nukrito, dar ilgas laukia kelias mums atgal namo. Tad, manau, nelaužom tradicijų, skelbiam praeito video konkurso nugalėtoją, kurį dabar matote ekrane. Sveikiname nugalėtoją, dėl prizo atsiėmimo susiekite su mumis per mūsų įmonės Facebook paskyrą. O šio video metu mes jums padovanosime, manau, 3 pakelius kalorijas masalų. Bus tikrai puikiai dovana, jeigu norėsite išbandyti avižadrebį, gauti žiobrį, ką mes šiandien ir darėm. Povilas gąsdino su savo stabdžio garsu. Tai viskas, ką jums reikėtų padaryti, norint dalyvauti konkurse, tai pamėgti šį video, būti mūsų prenumeratoriais bei paspausti varpelį, kad mūsų naujus epizodus išvystumėt pirmieji, pasidalinti juos su draugais ir, žinoma, komentuoti žemiau. Tarp virpinimo padariau šiokią tokią pauzelę, masalas sklendė, leidosi ir turėjau kibimą, bet šiandieną kibimai ypatingai atsargus ir tikrai nėra tokių didžiulių bankių, smūgių, kaip galėtum tikėtis iš žiobrio, o būna arba vos per galiuką kelis kartus, arba prispaudžia masą prie dugno, spėjai pakirsi, arba ne. Atrodo, kad nedidelė žuvytė kibtų, bet ten tam gale va taip žiobris šiandieną elgiasi. Vėjas kyla tikrai visai nemažas. Pravedimą atlikti tinkamą prie tokio vėjo galimybių beveik nėra. Manau, net gamta sako, kad laikas šiandieną namo. Ir aviža paskutinė nutrūko. Na, avižų tai prilaidojam už visus metus, manau. Visas. Visas. Sakykim, teisybė. Tikrai taip. Bet nieko, už avižas buvo atsidėkota, visai gerų kibimų. Labai, labai fainai, iš tikrųjų, čia tų žiobrių pagaudžiau. Net nesitikėjau, kad tiek pagausim iš tikrųjų to žiobrį. Galvoju, kiek? 5 kokius. Norma. Bet čia tikrai labai, labai, labai neblogai. Viršėm gerai. Ir žiobrių, ir meknė, ir šapalų, ir ešeriukų ten. Kuojam atrodo pagavai, ne? Jo, kojytės porą net. Tai viskas tikrai gerai. Kaip viesulas meistro rankose buvo. Šiaip gerai, džiaugiuosi, kad pasirinkau šitą, man patinkantį, limpantį man rankenėlę, jo, tikrai. Pats kotukas irgi, traukia žiobrius, išsijuosęs, viskas fainai. Nėra per daug minkštas, jisai man, pavyzdžiui, tavo gal trupučiuką perkūnas labiau patiko, jis toks atrodo greitesnis vos. Bet šitas irgi jisai nėra per minkštas. Viskas su juo gerai. Jo, tavo iš tikrųjų keliais gramais, man atrodo, ir kotas sunkesnis. Ir ritutė balansui buvom parinkę, kad Strategist Force, tai irgi 150 kg, puikiai irgi tinkanti avižadrio, bet kad balansas būtų šiek tiek įrankiai buvo sunkesni. Ryte irgi puikiai atlaikė, kaip mačiau. Jo, atlaikė, viskas gerai. Gavo apkrovos pakankamai. Gavo. Jo, nes pas mane ant perkūno buvo uždėta šita Strategist Light Spin ritutė, tai jos yra lengvesnė, 140 keli tik tai gramai sveria, visa serija pritaikyta būtent ultralight arba avižadrebio tipo spinningams. Ką paskui tai atėjo mano svanas geras. O kas perkūnui atsitiko?
Tai Trenkė žaibas? Žaibas ir Per kūnas. savo prastą apdairumą buvo sulaužyta galūnė. Nu nieko, čia pasitaiko ir geriausia. Čia iš tikrųjų labai lengva, kai tokie ploni įrankiai ir viskas taip nano mikro, tai lengva užmesti ant tą valą ir Tas nepastebėti. valiukas plauko storumo net nepamatai kartais, apsisukęs rankenėlę, taip paskui. Taip, tikrai. Ką, manau, baiginėsim šiandien žvybą, einam. Povilą dar pakalbinsim, matau, jis nepasiduoda dar. Dar drebina, dar apžėlių pasipildė, tai va, dar turi, kad drebina. Einam, pakalbinsim, padėkosim už smagią dieną ir ilgas kelias namo laukia. Čia užrodė mums žvybą. Taip. Einam iki jo. Na, Povilai, kaip vakarinis kibimas? Sunkiai. Man atrodo, ne tik mes kebabus valgėme. Pavalgė ir žiobrį ir nenori. Jo, nes tai ir matosi, atrodo, to žiobrio ir panašiai, bet sunkiai. Aš manau, kad jeigu jūs jau pabėgat, tai aš važiuosiu dar šapalą pabandysiu pagauti. Mes, manau, pabėgam, tu GoPro turi, dar reikia įmontuosim to paskutinius laimikius. Bet nereikia varyti Dievo į medį, šiandien diena tikrai superinė buvo su tokiu kibimu. Tiek žuvų, o mes čia atvažiavom avantūrą padaryti, o gavosi visai nebloga ta mūsų avantūra pirmą kartą. Galvom, kelio žuvis bus, o čia visai normaliai prigaudėm. Jo, pradžiai su graibštais atsargiai, kad parodė, kaip su, nežinau, greitai. Kaip parė atrautė, kokia tik tai prisitraukė net be graibšto, tik kad kabinai greičiau. Jo, tai tikrai, aš manau, tada gera žvejyba. Gaila, nepasiekėm skaičius, bet bus, manau. Daug, tikrai daug. Aš net neįsivaizduoju. Kiek nufilmavom, kiek nenufilmavom dar tų žuvų. Tai dar kiek atsikabino, dar kiek kibimų buvo, tai Ja. Kaip paukščios atrodo, kad gauti. Čia vienu momentu, kai buvo užėta kiekvienu metimu. Kiekvienu. Tai čia tikrai mums, aš manau, daug sukrito kortų, kaip sakant. Aišku, antra šilta diena irgi davė savo. Manau, Žiobris mėgsta šilumėlį. Jo, aktyvumas davė, nors ir su dugniniam šalia vyrukai nesuper traukia. Bet iš tikrųjų tai labai dar gerai, kad jie po to išėjo, žmonės nematė. Nesikankino. Širdies neskaudėjo. Nes mes jau pradėjom gauti jiem dar sunkiai vienas kitas, bet aš įdomu kodėl. Ar tiesiog, kad mes tą plotą didesnį patikrinam žvejybos metu, ar kaip, bet... Aš manau, kad aktyviau gaudom ir mes tą žuvį paprasčiausiai surandam aktyvesnį ir jei tas padavimas kitoksai negu to stovinčio, sakykime, masalo, tai gal... Manau, nes... Na, efektyvi šita žvejyba avižadrebiu tikrai ir daugeliu atveju būna lenkia gyvą masalą. Tai šiandien, manau, irgi puikus tai jo įrodymas buvo. Jo, spiningas realiai labai gerai. Visuose žuklėse aktyviai gali paieškoti, jeigu blogiausiai yra, gali paieškoti, kaip paduoti, kaip ką. Ir va, vienoje vietoje atsistojom, kitoje trečioje ir po to atsistojom 3 ir 1 šalia kito ir gaudom visų žuvų. Na ir viskas super. Geriau negali būti. Tai iš tikrųjų labai ačiū tau už tai, kad įgyvendinai mūsų seną mintį. Tokią parodai kaip kas, kur ir didelis dėkui už šią gerą dieną ir kompaniją. Ačiū, kad atvažiavot. Lauksim dabar Dėkui tau. Latvijoje, reiks važiuoti. Varysim Latviją. Latviškai žiūrėjom. Ką, Rūnai? Batonėlių Ačiū pagaudė. tau. Dėkui Dar tau. kartelį ir dėkui jūs mūsų mėly žiūrovai už tai, kad esate kartu. Ir iki. Aš varu žiūrėti.